Paprastas Trumpo skambutis pastatė Xi į pažeminančią padėtį pačios Kinijos akyse, nes atskleidė pačioje Kinijos sostinėje tai, ką Kinijos režimas bando slėpti už savipakankamumo retorikos. Kinijos aparatui vis dar reikia amerikietiškų technologijų, kad galėtų varžytis dėl ateities. 2026 m. gegužės 14 d. Trumpas neturėjo pakelti balso ar paversti susitikimo šou. Jis padarė kažką daug tikslesnio. Jis paėmė telefoną, paskambino Jensenui Huangui, Nvidia generaliniam direktoriui ir pasisodino šalia savęs žmogų, kuris vadovauja geidžiamiausių pasaulyje dirbtinio intelekto lustų gamybai. Būtent tada Xi pajuto smūgį. Kinija gali kontroliuoti gamyklas, daryti spaudimą rinkoms, naudoti retuosius žemės elementus kaip ginklą ir bandyti vaidinti naująją pasaulio tvarkos šeimininkę. Tačiau ji vis dar priklauso nuo Jungtinių valstijų, kad aprūpintų naujojo technologinio karo smegenis. Kol anti-Trumpo žiniasklaida bando viską pateikti kaip palankų dalyką, delegacijos vizitą ar komercinę darbotvarkę, faktas yra kur kas rimtesnis. Trumpas įtraukė į šią kovą gyvą Amerikos galios simbolį dirbtinio intelekto, duomenų centrų, pažangiosios kompiuterijos ir sistemų, naudojamų taip pat ir karinėse srityje. Xi norėjo atrodyti stiprus savo tautos akyse, bet Jenseno Huango buvimas, prezença de Jensen Huang, parodė, kad Pekinas vis dar nekontroliuoja pagrindinio žaidimo elemento. Lustų projektavimas, nuosavybė, intelektinė nuosavybė, valdymo sistemos ir leidimas eksportuoti pažangiasias technologijas. Tai yra pagrindas dirbtiniam intelektui, gynybai, stebėjimui ir šiuolaikiniam karui. Tuoj viską papasakosiu, bet dabar norėsiu užsiprenumeruoti kanalą, kad ir toliau gautum naujausią informaciją realių laikų, aukščiausios žurnalistinės kokybės pagal Milsono Alveso patikimumo standartą. Kinijos priklausomybė nuo Nvidia anksčiau buvo beveik visiška. Prieš griežtesnius Jungtinių valstijų apribojimus ši įmonė buvo užėmusi beveik 95% Kinijos pažangių dirbtinio intelekto lustų rinkos. Net ir po Amerikos spaudimo bei Pekino bandymo stiprinti nacionalinės įmonės, IDC duomenys, kuriuos cituoja Reuters, rodo, kad Nvidia 2025 metais vis dar užėmė apie 55% šios rinkos, o Kinijos gamintojai pasiekė maždaug 41%. Kitaip tariant, Kinija bando atsiskirti, tačiau vis dar priklauso nuo daugiau nei pusės Nvidia galios. Būtent sektorija, kuris lemia ateitį – dirbtinis intelektas, duomenų centrai ir sudėtingi skaičiavimai. Naujausios naujienos rodo, kad šis spaudimas neatsirado iš niekur. JAV kongresas stūmė į priekį vadinamąjį lustų saugumo įstatymą. Pasiūlymą, kuriuo reikalaujama įdiegti vietos nustatymo sistemas dirbtinio intelekto lustuose, kuriems taikoma eksporto kontrolė. Idėja yra nustatyti nukrypimus, kontrabandą ir neleistiną naudojimą, ypač kai komponentai parduoti vienai paskirčiai galiausiai naudojami kitur. Tekstas buvo pristatytas 2025 m. gegužę ir jie gavo pagreitį, nes Vašingtonas žino, kad Kinija bando apeiti apribojimus naudodama tarpininkus, fiktyves įmonės ir maršrutus per kitas Azijos šalis. Spaudimas padidėjo, nes amerikietiškų lustų nukreipimo atvejų pradėjo daugėti. Kitoje srityje dokumentai pateikti atstovų rūmų komitetui dėl Kinijos minėjo kaltinimus susijusius su milijardais dolerių vertės serveriais su Nvidia lustais, kurie buvo nukreipti į Kiniją per tarpininkinės įmonės. Žinutė Xi tapo griežta. Jei Pekinui reikia slėpti lustų kelią, tai reiškia, kad ji vis dar nėra įvaldžiusi technologijos, kurioje, kaip teigia, yra pasirengusi pirmauti. Kinija bando atsakyti naudodama savo galę retųjų žemių srityje. Tai ta vieta, kurioje Xi vis dar turi tikrą galę. Kritiniai mineralai naudojami elektrinėse varikliuose. Gynyba, puslaidininkiai, turbinos, radarai ir aukštosios precizikos įranga. Tačiau šis ginklas taip pat turi ribas. Kitaip tariant, Xi naudoja mineralų spaudimą, bet Trumpas naudoja technologinį spaudimą. Kitas sritis, kuri pablogino Kinijos padėtį, buvo energetika. Pekine vykusio susitikimo metu Amerikos pareigūnai nurodė, kad Xi parodė susidomėjimą didinti energijos pirkimus iš Jungtinių valstijų, įskaitant amerikietišką naftą. Buvo paminėta ir Aliaska. Paaiškinimas paprastas. Krizė Hormūzo sąsiauryje padarė Kinijos priklausomybę nuo artimųjų rytų dar rizikingesnę. Reuters pranešė, kad Baltieji rūmai šį pokalbį traktavo kaip būdą sumažinti Kinijos pažeidžiamumą dėl Hormūzo maršruto. Vien tai, kad ši tema buvo iškelta, jau rodo, jog Kinija patiria spaudimą dėl maršrutų, kurių visiškai nekontroliuoja.
Tai yra tas aspektas, dėl kurio ryšys iš išorės atrodo menkas, bet viduje milžiniškas. Trumpas sprendė ne vien prekybinio susitikimo klausimą. Jis vienu metu spaudėsi į 3 kryptimis – lustai, energetika ir strateginiai maršrutai. Technologijų srityje Kinija nori Nvidia. Energetikos srityje Kinija bijo nestabilumo Hormuzo sąsiauryje. Pramonės grandinėse Kinija bando naudoti retuosius žemės elementus, tačiau mato, kad Jungtinės valstijos ieško alternatyvų su sąjungininkais. Didėjant įtampai dėl Irano laivų, sankcijų ir naftos, Kinijai tapo būtinas stabilumas būtent toje vietoje, kur jos probleminiausi sąjungininkai ir partneriai labiausiai prisideda prie rizikos. Istorija rodo, kad valstybė, kuri kontroliuoja svarbiausias technologijas, dažniausiai diktuoja varžybų tempą. Šaltojo karo metu Jungtinės valstijos ir jų sąjungininkai taikė eksporto apribojimus, kad apribotų Sovietų sąjungos prieigą prie pažangių kompiuterių, tikslios įrangos ir strateginių technologijų. Sovietų sąjunga turėjo teritoriją, ginklus, energiją ir propagandą, tačiau jai buvo sunku neatsilikti nuo vakarų technologinio šuolio. Šis atsilikimas vienas pats nepalaužė Maskvos, tačiau padėjo padidinti konkurencijos kainą. Dabar ši logika grįžta kita forma. Mūšio laukas tai ne tik tankai ar raketos, tai lustai, programinė įranga, duomenų centrai, dirbtinis intelektas ir tiekimo grandinė. Si suprato, kad jei Kinija nesugeba nutraukti šios priklausomybės, kiekviena Kinijos pažanga gali pereiti pro duris, kurias kontroliuoja Jungtinės valstijos. Kitos šalis taip pat įrodo, kaip ši kova vyksta. Japonija išaugo į puslaidininkių milžinę, tačiau 9-ame dešimtmetyje susidūrė su Amerikos spaudimu, kai Vašingtonas suprato, kad Japonijos pramonė kelia grėsmę jautrioms JAV ekonomikos sritims. Nyderlandai su ASML įranga atsidūrė šiuolaikinių apribojimų centre, nes jų renginiai yra lemiami pažangiems lustams. Taivanas tapo esminiu grandinės elementu, nes net TSMC gamina puslaidininkius, kurie palaiko Amerikos ir Azijos įmonės. Pietų Korėja taip pat jaučia šį žaidimą, nes Samsung ir SK Hynix priklauso nuo prieigos prie technologijų ir rinkos bei didžiųjų valstybių nustatytų taisyklių. Visuose šiuose pavyzdžiuose pamoka ta pati. Tas, kas kontroliuoja sudėtingiausią technologijos etapą, neprivalo valdyti visko. Pakanka kontroliuoti tinkamą siaurąją vietą. Štai kodėl Trumpo skambutis turi tokią didelę reikšmę. Jis nesunaikino Si sprogimų, grasinimų ar karinių reginių. Jis smogė per Si įvaizdį. Kinijos lyderis nori būti matomas kaip neišvengiamos Kinijos vadas. Tačiau Jenseno Huango buvimas šalia Trumpo atskleidė priklausomybę, kurią Pekinas nenori pripažinti. Dabar tikėtina seka – daugiau spaudimo, daugiau derybų ir daugiau kovos dėl išimčių. Nvidia nori rinkos, Kinija nori prieigos. Amerikos kongresas nori sekti ir blokuoti nukreipimus. Trumpas nori visą tai naudoti kaip derybų priemonę. Xi Jinpingas bando užtikrinti, kad ši priklausomybė neatrodytų kaip pasidavimas. Tačiau žinia jau pasklido. Trumpo skambutis nebuvo tik tam, kad išsiųstų vadovą į kelionę. Jis buvo tam, kad parodytų Kinijai jo silpnumo žemėlapį. Aš esu Milsonas Alvesas, internacionalistas, ir mano tikslas – kasdien pateikti jums teisingą informaciją. Naujienų nuorodos yra vaizdo įrašo aprašyme. Paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui, užsiprenumeruokite kanalą ir pabaigoje peržiūrėkite komentarus, kad dar labiau įsitrauktumėte į Milsono Alveso bendruomenę.